Man atrodo, aš viską, ką kalbu, aš kalbu tik nuo savęs, aš jokių tokių nepretenduoju padaryti apibendrinimų pastovesnių laike arba plitresnių erdvėje, jokių būdų. Man atrodo taip, kad jeigu režisierius ima pjesę kokį, jis jau ją turi vertinti. Jeigu jis galvoja, kad tai silpnesnė pjesė už jo sugebėjimus, jis yra ne tik nesąžiningas ir negabus, ne tik netalentingas, bet tiesiog negabus. Ir dar galim būti pavadinti, truputį, nenoriu pasakyti kretinas ar koks nors, bet nesąžiningas žmogus. Tikrai. Dėl to, kad reikia jau kaip bebūtų šitą veiklą, jeigu nepamėlti, įsimylėti, bet bent jau vertinti. Bent jau lygiagrečiai su savim, tą autorių pastatyti vienodai. Bet aktoriui reikia galvoti kaip išsigelbėjimą, tai aktorių, ne save. Režisierius, kuris galvoja, kad jis išgelbės, jis padarys įdomų, jis niekad nepadarys, tai bus fata morgana, bus kažkokia nesveika iliuzija, bet gali padaryti bendradarbiavimas. 1959 metais pasikeitus situacijai, naujasis kultūros ministras Banaitis sugrąžino Miltinį į Panevėžio teatrą. Man teko tą Ivanovą vaidinti. Ir ten buvo tokia scena antram veiksme, kada jis ateina pas savo Sašą ieškot dvasinės pagalbos lygtai. Žinodamas, kai jis pas ją negaus, bet vis tik ateina vakaras ir ką reikia. Išeiti iš namų, nes ten be galo sunku. Dabar antram veiksme Miltinis su mizansenavęs, aš sėdžiu, norėjau, kad šitą piniguotę atitolintų mano, taip sakyti, skolas. Jie atsisakė, aš atsėdau atokiai suolelyje, ant suolelio, ant kėdės ir Miltinis sako: tu, Stasy, gerai, tu pakel galvą aukštyn. Ir tada aš, žinoma, pakėliau tą galvą, bet galvojau, kodėl jis tą pasakė ir kas po to turi slypėti. Va tą aš norėčiau pasakyti, ko aš pasigendu kitos teatros. Tai to mintijimo proceso.